Galvijos skerdinos krūtingalio išpjaustymas ir išgyslinimas. Tikslas – kokybiškai išpjaustyti ir išgyslinti galvijos skerdinos krūtingalį. Siekiniai – tinkamai parinkti saugaus darbo priemones ir paruošti darbo įrankius. Saugiai ir kokybiškai atlikti galvijų skerdinų krūtingalio išpjovimą ir išgyslinimą. Išvardinti produktus, gautus išpjovus ir išgyslinus galvijų skerdinų krūtingalį ir nurodyti krūtinėlės tolimesnį panaudojimą. Laikyti saugaus darbo, sanitarijos ir higienos reikalavimų. Reikalingos priemonės. Išpjaustimo ir išgyslinimo peiliai, kurių geležčių ilgis 12–15 cm ir 15–20 cm. Peilių ašmenų suvedimo įrankis, elektrinis arba rankinis galastuvas. Žaliava – galvijų skerdinų priekiniai ketvirčiai, priekinės nuokartos ar skerdinų pusės. Apsaugos priemonės – metalinė tripirštė arba penkiapirštė pirštinė, metalinis tinklelis, prijuostė, plastmasinė arba nertinė rankos apsauga iki alkūnės. Krūtingalį atskirti per kremzlinį šonkaulių ir krūtingalio susijungimą. Jei galvijų skerdinų kremzlės sukaulėjusios, pjauti pjūklu. Nesukaulėjusias kremzlės galima nupjauti peiliu, traukiant jį iš viršaus į apačią. Atskirtą krūtingalį dėti vidinę pusę ant stalo. Nuo išorinės krūtingalio pusės atskirti raumeninį ir riebalinį audinius viename gabale. Krūtingalį apversti vidinę pusę į viršų ir nupjauti mėsą bei riebalus. Nupjauti mėsą nuo šonkaulių kremzlinių galų, iš tarpų tarp jų. Išpjausčius gaunama bekaulis krūtingalis, krūtingalio kaulas, smulkiagabalė mėsa. Išgyslinimas. Bekaulę mėsą dėti ant stalo, paodinę pusę į apačią. Nuo jos nupjauti riebalus, jungiamąjį audinį. Išgyslinus gautą bekaulio krūtingalio krūtinėlės stambiagabalis pusgaminis.